Paplokime Viešpačiui, kuris mus laiko savo rankose. Jis laiko mus tvirtai ir neabejokime tuo, nes jo meilė yra amžina išlieta mums. Ačiū, brangieji. Turėjau dar po vienos giesmės išeiti, bet iššokau po šitos giesmės, nes tai jau tiesiog beveik pamokslas išgiedotas. Tai galvoju, tai ir tęsime tą visą linkme kalbėti. Visada mes matome, kaip viena dvasia veikia ir atrodytų niekada su garbintojais nesusitarėme dėl temos, kurią kalbėsime, ar rašto net vietos jie nežino, bet ieškodami Dievo maldoje jie gauna tas parenka giesmes ir kurios tikrai tinka gyvam žodžiui įtekėti į mūsų širdis. Tad būkime atviri, šiandieną tie Viešpats kalba mums ir nukreipia, ir sustiprina, ir pataiso galbūt, kur reikia, ir neleidžia iškristi iš nuostabios Dievo kelionės, nepaprastos, bet iš tikrųjų nuostabios, nes Dievas ją padaro ypatingą mūsų gyvenime. Taigi, matome pavadinimas pirmi ar paskutiniai. Štai kur klausimas. Štai kur klausimas Dievo žmonėms, Dievo vaikams. Norėčiau pavadinimo. Pačią pirmą skaidrę. Ir klausimas iš ties yra intriguojantis, nes jis tiesiog į kiekvieną iš mūsų yra nukreiptas. Ir taip mąstant, nei vienas žmogus gimęs į šį pasaulį nenori būti paskutiniu. Ar ne? Kiek iš mūsų čia esančių norime būti paskutiniais? Visame kame. Būti paskutiniais. Atvirkščiai, žmogus nori būti pirmas, ar ne? Pirmas. Ir tai yra tiesiog mūsų prigimtyje. Ir tai žinodamas, Jėzus irgi palyginimuose svarsto šitą klausimą, kalbėdamas apie Dievo karalystę. Ir mes praeitais metais 10 pamokslų išgirdome apie Dievo karalystę iš Jėzaus palyginimų Mato Evangelijoje. Ir šiais metais toliau dar kalbėsime apie tai, nes, Dievo karalystė yra neišsemiama. Ji prasideda mūsų širdį, ji auga mūsų širdį, Dievo karalystė transformuoja mūsų gyvenimą. Ir galiausiai Dievo karalystėje tarnaudami mes susijungėme amžinybėje su Dievu. Ir visus šituos dėsnius Jėzus atveria savo palyginimuose. Ir viename palyginime jis ir svarsto apie tuos pirmuosius, apie tuos paskutiniuosius. Ir žinodamas žmogaus prigimtį, kad žmogus savo širdyje jis norės pirmauti, jis nori pirmauti. Ir tai yra nuo pat mūsų gimimo. Aš prisimenu labai seniai, prieš 30 metų, mūsų toks mėgstamas ar ne misionierius iš Švedijos, tai buvo vienas mėgstamiausių pamokslininkų, Karlas Gustas Severinas. Jo pamokslai visada tokie pasižymėdavo tokių labai gerų humorų. Ir tu ir gaudavai žinią, bet kartu ir išeidavai su tokiu džiaugsmu. Ir aš prisimenu vieną jo pamokslą, kurį sakė konferencijoje, dar sporto rūmose, buvo pamokslas apie nugalėtojus, nes Apreiškimo knygoje pasakyta, kad nugalėjusiam, aš suteiksiu tai. Kiekvienai bažnyčiai Azijos parašyta tai, nugalėjusiam. Ir jis kalbėjo apie tą nugalėtojo prigimtį, kurią mes atsinešame jau nuo motinos įsčių. Sako, visi, prisimenate, kurie čia sėdite, esate jau nugalėtojai. Esate, galime sakyti, jau pirmieji, nes jūs pirmi
tarp milijonų spermatozoidų pasiekėte mamytės kiaušialąstę. Ir jūs buvote tais pirmaisiais, tarp milijonų. Mokslininkai sako, kad tas spermatozoidų kiekis laviruoja nuo 30 milijonų iki 750 milijonų. Tik vienas Dievas žino, su kiek mums teko lenktyniauti kiekvienam iš mūsų. Ir todėl visi, kas esame čia, esame jau gimę nugalėtojais. Ir jau esame tie pirmieji. Kai kurie pirmą vietą pasidalino tarp dviejų, kaip pavyzdžiui Vitalija su Eugenija, jos dvynės yra. Arba Petronaičių dukrelės irgi dvynės. Na tai ir teko tą pirmą vietą pasidalinti tarp kelių. Taigi jau pati nuo pradžios, ar ne, prigimtis sako, toliau kai mes gimstame į šitą žemę, mes atsinešame savyje nenumaldomą alkį ir troškimą. Pirmas dalykas, ko nori žmogus, kūdikėlis žmogus, ar paimsi kokią gyvybę atėjusią, jį nori valgyti. Jį nori valgyti ir pirmą, ką gauna, tai motinos pieną žmogus. Ir alkis tas yra nenumaldomas. Atrodytų, mes alkstame, trokštame ir šitas alkis ir šitas troškimas, jis taip pat su amžiumi, kai mes augame, įgyja naujas formas. Mes trokštame tyrinėti, mes trokštame atrasti, mes trokštame sužinoti, mes norime daugiau įsisavinti, mes norime daugiau padaryti. Ir tai yra tas alkis, žmoguje vedantis alkis. Ir alkis vedantis link Dievo. Žmogus tik pasąmoningai žino, kad labiausiai jis alksta ir trokšta nuo pat savo gimimo. Turi nepasotinimą Dievo alkį. Bet kadangi mes gimstame jau su nuodėme, su įgimta nuodėme, mūsų tas begalinis alkis Dievo ir gerų dalykų nusikreipia į varžymąsi, į pirmavimą. Ir tas pirmas, jis gali turėti ir pozityvę reikšmę, ir pirmas gali turėti negatyvę reikšmę. Žiūrint, ko tas pirmas trokšta, link ko jis bėga ir ko jis alksta visą savo gyvenimą. Ir nuodėminga prigimtis jį šitą alkį nukreipia dažniausiai visai kitą kryptimi. Mes pradedame lenktyniauti vieni su kitais. Kas turės geriausius ir didžiausius socialinius tinklus, kas įsigalės žemėje ir pasaulyje, kas nuskris pirmas į kosmosą, o kas dabar jau Marsą pirmas pasieks ir apgyvendins jį, kas sukurs pirmas kvantinį kompiuterį. Dabar beprotiškos lenktynės vyksta dėl kvantinio kompiuterio sukūrimo, nes jeigu jį sukursi, tu nulauži visus kodus. Tu eisi pas visus, tu bet kokią informaciją galėsi paimti, tu galėsi kontroliuoti ir valdyti. Begalinė valdžia. Geidulys. Vedantis geidulys. Bet kas įvyksta? Kiek žmogus šitų dalykų be alktų, jis nepasisotina. Niekaip negali pasisotinti. Kaip Augustinas sako, aš nenurimsiu tol, kol nesutiksiu gyvojo Dievo. Nerasiu ramybės savo viduje, neužsipildysiu. Ir niekaip šito alkio negalėsiu nuraminti. Jis virs geismais ir vis didesniais geismais ir vis didesniais geismais. Tačiau, kai atgimstame, šitą alkį Dievas mumise transformuoja. Jis ateina kaip tas, kuris užpildo mūsų gyvenimo prasmę, visas vidinės tuštumas. Kokia mano prasmė? Ar aš gyvensiu po mirties? Atsako esmingus klausimus, kurių negalėjo atsakyti jokie materialūs dalykai ir patys didžiausi, nuostabiausi atradimai žmonių.
įkvepiantis atradimai žmonių. Šito alkio negalėjo mumise numaldyti. Bet kai jis ateina užpildyti mus. Ir tada šitą bėgimą nukreipia kitą linkme. Link amžinybės. Vytis amžinybė. Ir apaštalas Paulius šitą bėgimo metaforą, bėgimas, krikščionybė tai bėgimas, Dievo karalystė tai bėgimas, maratonas. Jis ne vieną kartą šitą palyginimą naudoja. Jis naudoja ir pirmam laiške Korintiečiams, 9 skyriuje, jis naudoja ir Filipiečiams laiške, ir 2 laiške Timotiejui, kada kalba apie savo baigtą bėgimą, tikėjimo bėgimą ir priartėjusi jau finalą, Dievo finišą į savo gyvenimą. Išlieka veržimasis, bet išlieka veržimasis lik amžinybės. Ir šitą Pauliaus metaforą gražiai iliustruoja praeitų metų įvykis. Metams baigiantis, mano dėmesį patraukė viena tokia informacija apie belgų maratono bėgikę. Jis iš tikrųjų ne šiaip paprasta bėgikė, bet ji ultra bėgikė. Galime pakeisti skaidrę. Hilde Dosogan. 55 metų bėgikė, kuri užsibrėžė 2024 metais bėgti kiekvieną dieną, įbėgdavo po 4 valandas, bėgti visus metus. O kadangi pernai buvo keliamieji metai, tai ji bėgo 366 dienas. Ar galite įsivaizduoti tokį bėgimą? Todėl jį vadina ultra bėgikė. Nes ji nubėga ne 10 kilometrų, bet 100 kilometrų. Nubėga 100 kilometrus. Aišku, ne per vieną dieną, bet per ilgesnį laiką. Be pertraukų bėgo visus metus. Ir tai yra toks įvaizdis krikščionio gyvenimo, to dvasinio ritmo, to bėgimo, į kurį esame įtraukti, į ultra bėgimą. Išties nepaprastą bėgimą. Bėgimą link amžinybės esame įtraukti. Ir jai pavyko, per stebuklą išties pavyko įvykdyti visą tą idėją ir jinai nubėgo, matom, 42 195 kilometrus. Ir aš kažkaip taip pagalvojau, ar šitas jos atstumas, kurį nubėgo žmogus per metus, nebus kažkaip lygus aplink pasaulį apibėgimui. Ir tada uždaviau, kaip dabar lengviausias kelias, ar ne, ChatGPT. Paklausė, koks yra atstumas Žemės aplink pusiaują. Taip. Ir atsako, reiškia, kad 40 075 kilometrai ties pusiauju, taip, jeigu važiuotum automobiliu, tu nuvažiuotum tiek kilometrų. Tai žmogus, moteris patraukė tai, kad ji labai trapi 55 metų moteris, vidutinio amžiaus, ne jaunas žmogus, bet vidutinio amžiaus galėjo įveikti, sakytum, nepakeliamą tokį maratoną. Be abejo, buvo įvairiausių akimirkų ir mes jas paliesime po to kontekste pamoksle, kad maratonas nebuvo lengvas ir tai bėgimo yra dalis, bet jai pavyko, nes buvo tikslas. Tikslas buvo ne tik pagerinti savo rekordą, nes ji profesionali maratonininkė, bet rinkti aukas, paremti moterims, kurios ar tai prevencija, ar kurios gydosi krūties vėžys.
ir taip pat kitus tiesiog paskatinti žmonės bėgti. Ir būdavo vietose, kai jinai bėgdavo vienoje ar kitoje vietoviai, prisijungdavo žmonės bėgti kartu. Tai toks šalia įkvepiantis pavyzdys. Na va, ir tai mums šiek tiek tokia iliustracija to dvasinio bėgimo, į kurį mes esame įtraukti. Pasirinkau bėgimo tokia kaip alegorija, nes jinai taip arčiau mūsų šiuolaikiniam kontekstui, nes nors Jėzus palyginime, kalbėdamas apie pirmuosius ir paskutiniuosius, kalba apie darbininkus. Bet šalia mes grėdėsim ir darbininkus, ir bėgikus, nes tai yra irgi darbas. Bėgti irgi yra darbas. Na kągi, dabar norėčiau, kad atsiverstume Mato Evangeliją, 19 skyrių. Ir 19 skyriaus pabaigoje, po to mes įeisime į 20 skyrių ir patakysime tiesiai į palyginimą apie tuos pirmuosius ir paskutiniuosius. Taigi, prieš tai Jėzus kalba su mokiniais, kaip nepaprasta turtingam įeiti į dangaus karalystę. Apie tai mes jau kalbėjome. Ir Petras tada klausė Jėzaus 27 eilutėje, štai mes viską palikome. Mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai? Koks prizas laukia mūsų už tai? Mes viską palikome. Ir tuomet Jėzus atsako. Ir jo atsakymas yra su tiesioginiais žodžiais ir su palyginimo žodžiais. Jėzus jiems atsakė visiems, ne tik Petrui, bet visiems savo apaštalams. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus, dėl mano vardo, gaus 100-eriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Taigi kalba eina apie atlygį. Kas bus tiems, kurie seka Kristumi, paaukoja savo gyvenimą. Tačiau iškart Jėzus perspėja, daug pirmųjų bus paskutiniai ir paskutiniai pirmi. Todėl iki pat pabaigos išlieka intriga. Ir iki pat gyvenimo pabaigos išlieka šitas klausimas. Pirmas ar paskutinis? Pirmas ar paskutinis? Bet kontekstas yra ne žmogiškos aistros, o dieviškas kelias. Su dangaus karalystė yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Ir jie nuėjo. Ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus stovinčius be darbo ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Jie atsakė, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynuogyną, ir kas bus teisinga, jūs gausite. Atėjus vakarui, vynuogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus
ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą kiekvienas gavo po denarą. Prisiartinę pirmieji manė gausią daugiau, bet irgi gavo po denarą. Paėmė jie murmėjo prieš šeimininką, sakydami, šitie paskutinieji te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam iš jų atsakė, bičiulė, aš tavęs neskriaudžiu, argi ne už denarą suderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano? Ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras? Tai paskutinieji bus pirmi, o pirmieji paskutiniai, nes daug yra pašauktų, bet maža išrinktų. Iškart galima būtų pasakyti, kodėl maža išrinktų, nes ne visi nueina iki galo. Yra vienas teiginys, o kitas irgi yra tas, ne visi yra patenkinti tuo galu, ta pabaiga, koks buvo šeimininko verdiktas ir panašiai. Taigi mes matome, kad tas Petro klausimas, Jėzaus atsakymas ir po to Jėzaus palyginimas, kaip perspėjimas šitoje krikščioniškoje gyvenimo kelionėje yra vieni su kitais susiję. Svarbu matyti ne tik atlygį, bet ir matyti, kaip šitoje kelionėje man sekasi. O su Dievo karalystė yra taip, kad į šitą kelionę, kad į Dievo karalystę yra nuolat ateinantis žmonės. Įvairių kartų žmonės, nuolat atgimstantys žmonės. Vieni ateina anksčiau, vieni nuo pat gimimo auga krikščioniškose šeimose ir visą gyvenimą krikščioniškoje šeimoje jisai gyvena, krikščionišką gyvenimą. Kiti ateina vėlai ir ateina visai galbūt prieš mirtį. Čia yra ir istoriniai bažnyčios laikotarpiai ir tiesiog per mūsų gyvenimą ištinkantis dalykai. Visada bus tie, kurie buvo anksčiau mūsų su Kristumi kelionėje ir bus tie, kurie bus po mūsų atėję į šitą kelionę. Bus pirmesnė atėję, bus vėliau atėję. Ir kaip čia visoj šitoj erdvėj tiesiog mes jaučiamės, mes gyvename, koks mūsų požiūris pačios šitos kelionės metu arba to darbo metu pas Dievą vynuogyne. Nes tuo metu darbas trukdavo, dienos darbas yra aprašomas 1 diena, o pas Dievą 1 diena kaip 1000 metų, ar ne? Vienos dienos darbas. Ir ateina 12 valandų vykdavo darbas. Ir jam reikia nusisamdyti, šeimininkui reikia nusisamdyti darbininkus. Ir pradžioje jis ateina ir anksti ryte randa vienus darbininkus, kurie maždaug nuo 6 valandos, ar ne, darbas vyksta, ir dar pridėk 12 iki 12 valandos vyksta. Ir taip šeimininkas, kas 3 valandas, kažkiek valandų, visa išeina į gatves, į kažkokią aikštę, kur stovi tie darbininkai be darbo ir juos vis pasikviečia. Ir valandai likus, net 11 valandą, išeina šeimininkas, jau tą paskutinę valandą išeina šeimininkas ir juos pašaukia į darbą. Taigi tie yra, kurie dirbo 12 valandų ir yra tie, kurie dirbo vos 1 valandą Dievo karalystėje. Ir prie susitarimo vis skamba. Pradžiai buvo pasakyta, denaras jūsų atlyginimas.
Ir šitas denaras, tai vat ir yra tai, ką Jėzus pasakė, tą atgimimo dieną, ar ne 19 skyriuje, kai žmogaus sūnus sėdės savo sosto šlovėje, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite. Tam, kuriem pasakė pirmiem, jums bus tas denaras, jūs sėdėsite, jūs teisite 12 giminių ir turėsite to amžinojo gyvenimo palaiminimą. Na ir tada kitiems sako, aš duosiu, kas teisinga. Aš duosiu, kas teisinga. Aš duosiu, kas teisingai. Ir visi sutiko ateiti į darbą ir gauti tai, kas teisinga. Na, kas 6 valandas dirbo, kas 4 valandas dirbo, kas 2 ir kas 1. Visi, kas teisinga. Dievas sako, aš būsiu teisingas. Teisingas Dievas. Na ir čia, aišku, visa įsisuka drama. Neįsivaizduoju, koks Jėzus geras pasakotojas, kaip jis visą tą papasakoja. Ir drama, ir pusiau detektyvas, ir čia, reiškia, įžvelgia šeimininko neteisingumą ir taip toliau. Bet kelis dalykus, ką noriu paakcentuoti mūsų šitoje kelionėje ir bėgime, to laimikio aukštybėse. Paulius jį vadina laimikis aukštybėse. Jėzus, tai sako, paveldės amžinai gyvenimą. Gaus 100-eriopai žemėje ir amžinai gyvenimą. Na, pirmas dalykas. Suprasti, kad gyvenimas su Dievu yra kelionė, yra bėgimas, yra judėjimas, yra Kristaus sekimas, nuolatinis tikėjimo procesas, nuolatinis procesas. Niekada nepasieksim žemėje tokios stadijos, kada galėsime pasakyti apie save, jau Dievas su manim viską padarė. Iki paskutinio atodusio tikėjimo procesas tęsiasi. Ir mes nežinome, kada bus sunkiau, ar sunkiau pradžia sunkesnė tos kelionės, ar pabaigoj kažkokie tai iššūkiai gali būti sunkesni. Bet, ką jis pasako, kad šitoj kelioniai šitai yra būdingi, arba šitam bėgimui, šitam procesui yra būdingi 2 dalykai. Visada bėgimas ir gyvenimas turės savo kainą, tai yra kaina, ir apie kainą pakalbėsim, ir taip pat jis turės Dievo malonės dovaną, ar dovanas, ar kaip atlygį, dieviškai atlygį, ir jis daugiau kaip dovana yra. Taigi, pirmiausiai, kalbėdamas apie kainą šitos kelionės, Jėzus 19 skyriuje 29 eilutėje sako, ir kiekvienas, kas paliko namus, ar brolės, ar seseris, ar tėvus, ar motiną, ar žmoną, nes Petras sako, mes viską palikom. Mes palikom verslus, mes palikom tinklus, mes palikom viską Viešpatie dėl tavęs. Mes palikom šeimas, nes kai kurios šeimos nepritarė tiesiog ir mes nuėjome su tavimi. Ir jeigu jis sako, mes viską palikom, tai galima įsivaizduoti, kad tie 3 metai tokie ir buvo apaštalų. Aš jau nebekalbu apie jų tolimesnį gyvenimą, nes jie ir gyvenimą paaukos dėl Kristaus. Paliko. Yra šita kaina. Ir mes taip pat susidurėme su kaina tame bėgime. Nėra bėgimo be kainos. Ir kaina yra įvairi. Kiekvienas iš mūsų mes šitą kainą sumokėsime tame bėgime. Kažkas turės Dievo dovaną, kad artimieji įtikės kartu ir eis kartu. O kažkam bus kitaip
ir gali artimieji ilgą laiką netikėti ir priešintis. Ir tai yra kaina. Tai yra Dievo pašaukimas asmeninis ir asmeninis atsiliepimas ir sekimas juo. Kažkas gali prarasti draugus, kažkas gali prarasti artimuosius. Ir mes taip savo pradžioj tikėjime tai patyrėme, nes ne vienas jaunas žmogus tą patyrė nepritarimą savo artimųjų. Tėvai išsigando, kai vaikai įtikėjo, vaikai tapo tikintis. Ir tikintis taip, kad atiduoda visą savo gyvenimą, savo laiką sekti Dievu. Ir tas momentas, čia toks jau kainos yra momentas. Po to kaina gali būti tiesiog alinanti disciplina, nes bėgimui, kaip ir sakykime, Hildei, apie jos dar išbandymą pakalbėsime, buvo alinanti disciplina kasdieną bėgti tame maratone po 4 valandas. Ne visą dieną, viską tiksliai apskaičiuoja, poilsio laikas prieš bėgimą, ten pusvalandis numėgimas, bet vis tiek tas bėgimas 4 valandos kiekvieną dieną, disciplina. Ir kartais ta disciplina gali alinti, sakyti, sausas pasidarė. Man šitas gyvenimas, ar ne, yra tam sekimas galbūt Dievu. Neatsigeriu, negaunu kažko, nesuprantu kažko, kas vyksta šiuo metu, nesuprantu Dievę. Bet visada turime galimybės ateiti pas jį ir klausti, Dieve, nors ir nesuprantu. Tavo pramatymas yra didesnis. Kodėl tai vyksta mano gyvenime? Tu geriau žinai, nes per tai užsigrūdina bėgikas. Per tai įgauna kažkokios patirties. Kodėl yra šita kaitra mano gyvenime? Tai gali būti artimųjų netektis, nes mes prarandame artimuosius. Tie praradimai, nesusipratimai, kurie irgi labai alina, tie tarpusavio psichologiniai nesusipratimai krikščionių. Ir galvoju, ir kaip tas gali būti, ir susiskaldimai, ir panašiai. Su visais šitais dalykais mes susidurėme. Ir tai yra irgi savotiška kaina. Pavyzdžiui, Hildė. Po to, kai tą reportažą apie ją pamačiau, šiek tiek paskaičiau ir interviu su ją. Ir jinai, kaip jinai pasakoja, iš ties, kai jinai tą jau pasiekė, savo rezultatą, nubėgo, tą tikslą, kas dar mane pritraukė, jos klausė iš daugybės spaudos ir iš karto klausė, kaip jūsų šitas bėgimas, kaip? Ir ji labai nuoširdžiai pasakė, nežinau, kad tai bus sunku, nebekartočiau to niekada. Reiškia, nuoširdus buvo pasakė, kaina buvo didelė, sumokėta. Na ir štai, ką ji pati sako apie šitą bėgimą. Jis sako, po pusės metų bėgimo, bėgo pusę metų, nubėgo pusę atstumo, pasigailėjau, kad pradėjau bėgti maratoną. Nušvito mintis, kam tu pradėjai dabar visą tą kelionę? Patį kvailiausią dalyką, ką galėjai padaryti. Bėgti šitame maratone. Nes kas? Skaudėjo visas kūnas. Po kiekvienos dienos bėgimo, po pusės metų skaudėjo kūnas, kamavo neapsakomas nuovargis. Tiesiog sunku apsakyti tą nuovargį. Bet, sako, sunkiausia, kas buvo, tai dar nebuvo. Tai sunku. Skaudėjo kūnas, kamavo nuovargis, kitoje vietoje minėjo, buvo traumos buvo fizinės, bet vis tiek sunkiausia buvo psichologiškai. Kasdieną
keltis 6:15, eiti į darbą, dar šeimoje atlikti pareigas. Suprantu, kad gal vaikai jos kai kurie užaugę, bet jinai yra 4 vaikų motina. Šeimoje atlikti pareigas ir vėl stoti tą pačią 14 valandą prie starto linijos ir vėl iš naujo pradėti bėgti. Tai būdavo sunkiau. Pats didžiausias baubas buvo ta starto linija, kurioje turėdavo peržengti tą psichologinį barjerą savyje ir toliau bėgti. Ir kada esi ilgesniam tikėjimo kelioniai, kaip aš suprantu ją, kada jinai tą sako, psichologinis barjeras, vėl pradėti iš naujo. Labai sunku. Nes kai esi tikėjimo kely, įgyji tam tikros patirties, įgyji tam tikrų instrumentų, įgyji Dievo pažinimo, įgyji daug dalykų ir tau jau atrodo šitas tavo darbas vynuogyne, jis yra, toks jau saugesnis, aiškesnis, ir kaip nors iki tos amžinybės nueisime. Ir tau būtinai atsiras taip gyvenime, bus tokia situacija, kad liktų vėl atsidurtum prie tos linijos ir vėl viskas iš naujo. Ir vėl iš naujo ta pati atrodo trasa, tos pačios pamokos, tas pats įsižeidimas, tas pats atleidimas, kai sunku atleisti, prieš kurį įsižeidi. Vėl ta pati starto linija. Vėl prie jos grįžti ir vėl iš naujo kartoji. Įsižeidimas su senatvė nesumažėja, jis vis pasibeldžia, kažkas nesuprato, kažkas neteisingai pasielgė, kažkas nepriėmė ir vėl per tą atleidimo kelionę. Dieve, per tavo atleidimo kelionę. O dar tas, kuris tave nuskriaudė, dar žiūrėk, jam ir sekasi labiau nei tau, ar ne? Ir tavo tokio viskas atrodo vėl iš naujo. Tas vidinis psichologinis barjeras. Bet Dievas mus laikys, kaip šitoj giesmėj. Kai abejonė veržiasi į širdį, Dievas išlaikys. Ir iš tikrųjų, prisimenu, kad savo pavyzdžiui, tiek pastoraciniam kely, tiek tikėjimo kely, vienas sunkiausių tokių išbandymų įvyko po 25 metų tarnavimo. Kai tau atrodo tam tikras maratonas žinomas ir profesionaliai suprantamas, bet vieną dieną dėl tam tikrų aplinkybių tiesiog viskas nusinulina ir tu atsiduri, atrodytų kaip prie mažo likučio. Ir vėl iš naujo reikia pradėti. Ir tai toks laikas, kada buvo, prisipažinsiu, laikas, kai pasigailėjau pastoracinės kelionės savo, suabejojau. Ir sakiau, nebetęsiu Jėzų. Einu kažką kito daryti. Žmogus gali keisti profesiją per savo gyvenimą. Ne vieną kartą gali pakeisti. Ir Viešpatie, nežinau, kodėl taip vyksta. Nežinau. Kai tu kopi į kalną ir staiga tu atsiduri papėdį. Tiesiog tave nubloškė ten. Ir viskas. Bet Viešpats tame turi sumanimą. Ir aš sakau, Viešpatie, tu vienas gali mane atleisti. Tu pašaukiai mane į tą tarnystę. Ir tu vienas gali atleisti. Ir jeigu tu pasakysi, eik jau į pensiją, užtenka, aš einu. Vat kaip maratonininkė sako, pasigailėjau, pusę kelio nubėgus pasigailėjau.
Ir viešpats prabilo. Buvo taip labai konkrečiai pasakyta. Tas, kuris paėmė Dievo karalystės arklą, nesižvalgo atgal. Jis man tai pasakė. Andželika, nesižvalgyk. Tu paėmei tą arklą ir varyk. Bet šitoj situacijai, ką viešpats parodė, kur vyko tas lūžis, kada, tau vėl prie starto linijos reikia atsistoti. Dievas tiesiog norėjo parodyti, kad ne tavo darbai ir ne tavo pasiekimai yra svarbiausi. Savo gyvenime ne jais turi remtis, bet remtis mano darbu. Ir tik nusinulinimo akimirką, per tą malonę, kai staiga pajauti, kai tau viskas maudžia, kai tu nieko nebenori, kai tu nebenori grįžti prie tos starto linijos, viešpats sako, aleliuja, dabar viešpaties darbas, tuo darbu tu remsies. Ne savo darbais tu atsiremsi ir ne savo pasiekimais, bet pasiremsi Dievo darbu, kuris yra visiems tas pats, nuostabi malonė, atsiremsi į kryžiaus darbą. Tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Ir tai ir yra tas atlygis, kai mūsų gyvenime persisveria išties svarstyklės nuo mūsų jaunystės pajėgumo, ką mes galim padaryti jaunystėje, į to vyresnio amžiaus nepajėgumą, ko jau nebegalim padaryti, bet šlovinam Dievą už jo padarytą darbą dėl mūsų. Nes nei tai nenulems amžinybės, o laimėjimas yra viešpaties dovana, amžinas gyvenimas. Prie amžino gyvenimo negali pridėti savo darbų. Jis viską atliko dėl jų. Todėl šitam palyginime visiems darbininkam buvo išmokėtas tas pats denaras. Vienas denaras. Kristaus auka, per kurią ateina amžinas gyvenimas. Visi gavo tą pačią dovaną. Tie, kurie 12 valandų dirbo ir kaitrą kentė, ne jų darbais buvo pasiremta, bet Dievo gerumu ir jo padaryta dovana. Kryžiumi. Ir tie, kurie atėjo tik 1 valandą pabuvo, jie nekalti, kad taip pašaukimas jų gyvenime yra. Ir yra labai įdomu, kad vieni, kurie pašaukti nuo jaunystės ir iki senatvės eina, jie sako, oi, kiek buvo tas ir tie sunkumai, bet viskas su Dievo pramatymu. Viskas su Dievo pramatymu mums duota. Lyg gailisi tų sunkumų ir tų kelionių, kurie buvo. Ir sakyt, kodėlgi ne paskutinę akimirką pas Dievą, kaip imperatorius Konstantinas. Jis sugalvojo, nesikrikštysiu, įtikėjo Kristumą, bet nesikrikštysiu, nes reiks labai pasišvęs, nesikrikštysiu ir mirties patale pasikrikštijo. Kad tiesiai į dangų būtų, tiesiai iškart į dangų. Bet ir ne visada, ne kiekvienas gali taip apskaičiuoti, kada ta valanda ateis. Todėl nesiūlyčiau taip rizikuoti. Kada šaukia viešpats, atsiliepi ir eini su juo. Bet ta pusė yra, kad tie, kurie vėliau ateina, sako, kaip gaila, kad anksčiau nepažinau viešpatį. Labai dažnai tai būna. Kai kalbėsi su žmonėmis, sako, kaip gaila, kad taip vėlai pažinau, mama mano mėgdavo sakyti. Kaip gaila, visai kitaip gyvenimas būtų susidėliojęs. Bet kaip gerai, kad ir dabar atėjo viešpats.
Taigi tai yra tas denaras skirtas kiekvienam iš mūsų. Bet svarbu jo neprarasti kitų kelių. Ir antras dalykas, kas svarbu, kad neliktume paskutiniais, vis tiek išlieka ta intriga. Tai kaip dabar neliktais paskutiniais? Tai kviečia tas palyginimas mus saugoti savo širdį, bėgančius, tie, kurie bėgame, saugoti savo širdį nuo piktos akies. Nuo piktos akies. 15 eilutė 20 skyriaus, kai tie pirmieji darbininkai atėjo paskutiniai pasimti atlygio. Ir tikėjosi, jiems čia visiems denaras, bet jie jau tikėjosi kažko daugiau. Ir gavo tą patį denarą, mes jaučiame ir jų nusivylimą, ir pyktį, ir priekaištų šeimininkui. Staiga viskas, atrodo, atsiveria, visas žmogus atsiveria tą akimirką, tą atlygio akimirką. Jie jaučiasi, kad su jais neteisingai pasielgta. Ir tada šeimininkas atsako 15 eilutėje, sako, ir prieš tai jis kreipėsi draugiškai, bičiulis sako, dar 13, aš tavęs neskriaudžiau, juk neskriaudžiau tavęs. Argi ne už denarą sudėrėjome su tavim? Apie tai buvo kalba, kad tavo atlygis bus amžinas gyvenimas. Tai bus tavo atlygis. O tai kaip tarnystės kelias susidėjęs, jis visaip būna, visaip gyvenime būna. Apie tarnystės dalykus jau kitose palyginimuose Jėzus kalba, kaip ten su tarnavimais yra. Bet čia, tame bėgime, svarbiausia nepamesti amžino gyvenimo atlygį. Ir sako, aš teisingas, imkas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Tai yra mano valia, Dievo valia. Aš noriu jam duoti tiek pat. Mano sūnus ir už jį mirė. Tiek pat aš už jį sumoku. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano valia, mano darbas, mano amžinas gyvenimas, aš esu amžinas gyvenimas, ar neturiu teisės daryti, ką noriu, ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras. Ir štai diagnozę pasako šeimininkas ir Jėzus įvardina diagnozę, ko saugotis. Saugotis piktos akies. Santykyje būtent tame tarp vynuogyno darbininkų, tarp bėgančiųjų, tarp įvairiausių konfesijų, tarp bažnyčių, tarp dvasinių šeimų. Saugotis piktos akies kito atžvilgiu ir Dievo atžvilgiu. Nes pirmiausia, jis pyksta ant šeimininko, nes šeimininkas neteisingas yra. O ką pikta akis? Ji reiškia pavydą, šykštumą, svetimo geismą, lyginimąsi su kitais. Piktasis, jis taip pasireiškia, labai taip subtiliai ateina į Dievo vaikų gyvenimą ir sako, Dievas nelabai geras tau. Pažiūrėk, kaip sekasi tavo broliu ir sesei. Kokie jo namai. O koks jo automobilis. Su kokiu jis automobiliu atvažiuoja į bažnyčią. Ir tada kas čia, kur pasikasa šuo,
pavydas dėl Dievo gerumo kito žmogaus gyvenime. O kaip jo verslas jiems sekasi? O kokiose kelionėse jie keliauja? Ir tai čia bažnyčios lygiu. Reiškia, gyvenimas su gyvenimu lyginamas yra. Ir tai yra jau pikta akis, kuri pavydi to Dievo gero, kas yra kito gyvenime. O kas tau Dievas sako? Argi aš negaliu būti geras? Ir tam geras, ir tam geras. Tai nereiškia, kad tau negeras, nes kiekvienam iš mūsų yra duotas Dievo gerumas. Mes tik turim pramerkti akis ir sakyti, bent kiekvieną vakarą pasakyti, Dieve, tu esi geras man už tai ir už tai. Aš dėkoju tau, kad tu geras už tai ir už tai man esi. Tu esi geras. Ir tai yra prevencija piktai akiai. Negu vakare sakai, ne, anam geriau, šitam dar geriau. O tas... Ir tada ir tarp bažnyčių, ir tarp pamokslautojų, ir tarp pastorių. Žiūrėk, to bažnyčia didesnė, o kiek pas jūs bažnyčioje yra žmonių. Ir pagal tai matuojama. O tas geriau pamokslauja, jo pamokslai yra geresni. Na ir be galo, jo tarnystė sėkmingesnė. Sėkmė tarnystėje. Ar jis sėkmingas? Ar tu sėkmingas tarnystėje esi? Ir ką tai reiškia? Ir yra įsivaizduojama, kaip ta sėkmė tarnystėje atrodo. O aš skaitau Jėzaus palyginimą ir matau, kad tas tarnas, kuris nuo 6 valandų, jis po saulės kaitra dirbo ir gavo savo atlygį. Jis nuėjo tą, jis gavo savo atlygį. Bet nebūtinai tai atrodys, jeigu aš žiūrėsiu piktą akim, man gali atrodyti, kad tai nesėkmė. Tai nesėkmė. Argi tai sėkmingai atrodo krikščionio gyvenime. Bet Dievas duoda kiekvienam iš mūsų savo gerumo palaimą. Taip kaip yra ir savo kaina. Pagalvokime apie tai. Mūsų kainos tame kelyje yra skirtingos. Mes skirtingą kainą sumokam. Ir palaimos gali būti skirtingos. Dievo gerumas tau. Kai nusiseka ir sekasi kitam, aleliuja, tai Dievo gerumas tau. Dievo gerumas tau. Kad akis būtų sveika, nes jeigu akis pikta, kitoje vietoje Matas sako, Jėzaus cituoja žodžius, visam kūnui tamsu, tu tamsus, paniukęs, paniuręs, tamsu, pasidaro tamsus krikščioniškas gyvenimas. Bet jeigu tavo akiai šviesu, tavo visam kūnui šviesu, visam tavo gyvenimui šviesu. Ir todėl tai yra tai, su kuo susidurėme va šitam savo bėgime. Kiekvienas bėgdamas, jam duota trasa, jam. Negeisdamas to, kas yra kito, te Dievas būna geras. Tegul 1000 kartų būna geras kitiems, viešpatie. Tegul 1000 kartų būna geras jums. Kai mes tai, tegul 1000 kartų. Te viešpats laiminai, kiekvieną veda šitam kely. Taigi, visas šitas palyginimas mums parodo, kad ne mūsų pastangos, ne mūsų darbai ir net ne mūsų kaina, sumokėta yra svarbiausiai, bet Dievo atliktas darbas, Dievo gerumas, į kurį remiasi mūsų gyvenimas. Ir dar labai svarbi pamoka. Visi čia mes bėgam ir labai gerai. Ir bėgame viešpatyje. Ir dar labai svarbus dalykas. Palyginimas mums rodo, kad ne vienas iš mūsų mes nesame baigtinis krikščionis. Šią akimirką nei vakar mes nebuvom baigtinis, nei dabar,
nei rytoj iki paskutinio atodūsio. Mes bėgsime vydamiesi Dievo teisumo, kuris ateina tik iš vieno Dievo. Ne iš mūsų troškimo, ne iš mūsų pastangų, bet iš vieno Dievo. Mes vysimės Dievą, vykimės Dievo aukštybėse, vykimės Jo. Ir Jis būtinai paaiškins tas situacijas, kurios vyksta mūsų gyvenime, ką jos pakeičia, ką jos padaro, ką jos perjungia mumise, ko galbūt kitaip tiesiog negalėtų įvykti. Na ir pabaigdama, pacituosiu apaštalo Pauliaus eilutę Filipiečiams 3, 13, 15. Broliai ir sesės, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs laimikio aukštybėse. Apaštalas sako tai, tik viena tikra, pamirždamas kas už manęs, kas ten įvyko, kas ten pasiekta, pamirždamas tai, kas už manęs ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslo aukštybėse ir siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Jėzuje Kristuje. Amen. Taigi visi, kurie esame subrendę, Paulius sako, taip mąstykime. Tad kuo labiau esame subrendę, tuo labiau suprantame, kaip svarbu vytis viešpatį ir nesilyginti, nelyginti save su kitais. Amen.